Pakalbėkime apie dviejų mažų vaikučių priežiūrą. Pirmiausia apie dvynukus, o paskui apie pametinukus. Aš Ieva iš Mama ir auklė ir papasakosiu, kokie variantai gali būti, kai jums reikalinga pagalba. Kai gimsta dvynukai, būna mama šalia arba negali būti mama šalia, tarkim, jie turi eiti į darbus, galimi keli variantai. Tai vienas variantas yra buitinė pagalbininkė, kuri padeda pastumdyti vežimėlį, bet daugiausia padeda buityje. Tai yra padeda su skalbiniais, padeda tvarkyti namus, padeda pagaminti ir panašiai. Kitas variantas yra auklė. Tai yra tas žmogus, kuris visą dėmesį skiria jūsų vaikams ir kurį ramiai galite palikti su vaikais, jeigu išeinate į darbą, į sportą, į mokslą ir panašiai. Šiuos žmonės tikrai labai stipriai reikėtų atskirti, nes psichologinis profilis yra toksai svarbus dalykas, lemiantis, ar žmogus gali dirbti su naujagimiais ir darbui su naujagimiais reikalavimai yra patys didžiausi. Kai laukiamasi pametinukų, dažniausiai sprendžiama, kuriam vaikui bus reikalinga auklė. Vyresniajam ar mažyliui. Jeigu kalbam apie pinigus ir apie laiką, kurį auklė galės skirti vaikui, tai dažniausiai tikrai yra laimintis didesnis vaikas, nes mažiukas dažnai būna prie krūties, prie mamos, o vyresniajam tikrai reikia labai daug dėmesio ir auklės, kurios dirba su naujagimiais, yra brangesnės, o tarkim to laiko panaudoti bus galima daug mažiau. Tai daug geriau, kad auklė būtų vyresniajam vaikui, o su mažyliu nebent kartais išeiti į lauką su vežimėliu.